svaigutėliai, gerutėliai. Čia jau pasikrovęs važiuoju, įmetė ten kelias paletas. Ne kelias, daugiau gal. Dar turiu 3 metrus laisvus priekabai, bet važiuoju link jau iškrovimą. Pirms iškrovims free Malmo. Tai gerai, čia 1000 km važiuoti. Judam. Nežinau, ar duos ką nors pakeliui, neduos dar dasikrauti į tos 3 metrus. Bus matyti. Bet šiaip gerai, čia nedidelis svoriai. Nieka čia svorio neturi. 6 tonas pakrovė. Žodžiu, gerai čia gaunas sulakstyti. Į šiaurę ir atgal. Aišku, vakar biškį nukirto tą kilometrus. Galėjau vakar dar važiuoti geras 4 valandas, bet ką darys? Dar pakrovimą vis tiek iškrovime tik rytoj. Tai ar vakar būčiau, ar šiandien. Ar šiandien vakar atvažiuočiau iškrovimą ir neiškrauti, ar tik ryte, ar rytoj. Apie pietus atvažiuosi. Principė tas pats. O judu savo patenkinęs. Daug labai kemperio ant ketvirtą kelią. Kaip taisyklė visi nepavažiuoja 80. Lėčiau važiuoja 70. Čia ir tie, kurie su priekabom ir su nameliais ir kur patys važiuoja, nežinau. Tie, kurie neskup, seniukai. Jauni žmonės nekeliausi kemperiais. Kažkaip vieni seni. Arba nes neįdomu, arba labai brangu. Greičiausiai abu variantai. Nu, gal įdomu, bet nežinau. Gaunas, pagal pinigus gaunas tas pats, kas nuskris kažkur ir išsinuomoti šitą viešbutį. Toks keliavimo būds tiesiog. Nes kai sustoji kažkur su kemperiu irgi mokėti reikia dažnai. Tai irgi toks. Kaip ir turi kur gyventi, bet vis tiek turi mokėti. Žodžiu, važiuoju. Šiandien visiškai nekalbadienis, vakar prisimuziejinu, tai šiandien nesinori nieko iš viso niekom kalbėtis. Iš viso su nieko nesikalbu. O sustojau čia biškių pauzę dasimušti, jau antrą kartą pauzę daraus. Liko iki iškrovimo 308,9, o 8,18 pravairavęs, tai dar liko 1,5 valandos geros važiuoti. Turiu. Reikia šiam pravažiuoti. 308,9 liko, tai nu, dabar jeigu čia stovėčiau, tai reikėtų su pauze važiuoti iki iškrovimo. O tai dabar geriau dar pravažiuosiu, tada nebereikės pauzės rytoj iškrovimo. Ir rytoj po iškrovimo, jeigu išsikrausiu, daugiau laikų liks, daugiau vairavimo, nes mažiau paliksiu rytoj. Tai viskas tik pliusa. Va, tai reikia biškį pagulėti. Tai kai ilgiau pavairuoji, tai reikia pagulėti, išlipti pavaikščioti biškį. Nebūt, kad kai darai skem 5 prasėdė už vairą toliau ir toliau mini. Paskrolinį TikToką ir toliau važiuoji, tai taip nelabai gerai, reikia biškį prasijudinti lašinį, nugarą pratemti biškį taip. Biškį reikia pajudėti. Nes taip užstringi po to, tai negerai. Va, tai išlipsiu, apeisiu biškį, ratus paspardysiu, ką nuo šlaunų atšoktų, viską. Iš tikrųjų, tai nežinot, kodėl reiks spardyti ratus. Nu, iš tikrųjų, be bairio. Galim tikrinti, ar netušti ratą, ar užtenks slėgio. Čia parodoj netgi buvo wheel checker beisbolkės tokias pirkti. Matė, ten vienoj mašinė buvo Shelby toj mėlynoj skaniai. Ant panelės aliuminė tokia. Tai gali eiti su montažke per ratus praeini, pagal garsą girdi, ar netrūks oro. Jeigu tuštesnė kokia padanga, iškart kitoks tons bus. Tai labai geras bus, gali netikrinęs eini, tai pum, 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 pum. Viskas, liuks. Čia toks va yra metodas.
Čia kas klauso turi, jeigu esi glušas, tai tu nesuprasi nieko. Bet jeigu supranti biškį neglušas, tai atskirsi, kad trūks oro. Tai va, galima taip, bet galim paspardyti irgi girdėti. Tik ne per stipriai, kad nesprogtų ratas. Galit pasigražėti vakaro, koks gražus vakaras čia prie ežero, visko. Medžiai pradėjo užtuoti. Bet labai fainiai čia. Aš kaip sakau, visą laiką Jönköpings, man visą laiką patinka čia važiuoti. Žiauriai gražu. Visko. Didelis ežeras. Turbūt galėčiau gyventi. Va, toks vakaras. Vakarėja. Jau nebetoli liko man čia 20 km. Ne 20, 30 gal. O, tai viskas kaip ir liuks. Į Frėją planuoju važiuoti, Frėjai sustosiu. Ir ką? Ir eisiu mėgoti. Frėjai gerai, ten patvora, viską. Čia vežu visokias hidraulikas, pakrovę, palfingeriui ten detalės. O vakar pakroviau, tai iš vis ta medicininė įranga kažkokia tai. Ten, kur tai pažeistos dėžės, tai nesinori belia kur stovėti. Reik biškį taip po tvorom slapstytis. O kaip gražu. Dar būtų tamsiau, tai matytų šviesos ten toliau Jönköpingą. Dabar nesimato turbūt. Man čia visą laiką labai faina važiuoti. Kas su lengvikiam važiuoja, turbūt taip nebūn gražu, nes žemiau sėdi nesimato. O iš fūros labai gražiai matosi. Nu, va, gali dar šiek tiek pasimėgauti, leisiu jums. Viską. Va, Yacht Clubs. Taip gražu. Nesu labai šnekur šiandien, bet bent jau pasižiūrėti galim. Jeigu negirdi, tai matyti gali. O. Kaip užsienį atrodo, ne? Atrodo, kad ne kažkur toli labai. Taip ir važiuojam po Husqvarnos muziejus yra fabriko. Čia kažkur tai. Būtų įdomu gal kada nueiti. Reikia tik sustoti čionais. Čia Husqvarnas tai miestas toks yra. Ne tik žoliapėvės ir motociklai. Tai yra dar ir miestas. Nu toks kaip Grigiškės maždaug. Atvažiavau į Frėją, čia naujas terminalas toj vietoj, nežinojau. Yra va kambariuks, kavos padaryti, galim išsivirti, viską, kaži veikia. Nežinau, reiks patikrinti. Bet, žodžiu, viskas faina. Yra tualets. Senajam buvo ir skalbenkė, atrodo. Bet čia nėra. Tai va, išeinu į lauką. Čia lygtais dirb netgi visą parą. Taip atrodo, nes dar vakaras, bet dar girdžiu kraun. Hebra. Čia šalia to kito terminalo. Tik ant to senojo nebėra jau niekur, nebėra jokių žymėjimų. Frėjos reklamų. O čia naujas. Va, tai sustojau teritorijai, viską apšviesta. Čia visi kiti ant rampų miegi, iš viso matau. Nu va, taip čia sustojau. Viską, naujas terminalas, gražus, pilna vietos. Čia dar šalia manęs. O ten va toliau senasis. Nežinau, ten šviesa dega. Bet kas čia žino. Uždaryta turbūt. Stovėti čia galim turbūt. Tai va, einam miegoti. Užtenk čia naktinėti. Atidirbau gerai.